Tai sveiki. Šiandien vykdome dviejų butų gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Aušros vartų gatvė 18 Vilniuje rekonstravimo projektinių pasiūlymų viešinimą. Aš esu Renata Miniotaitė, UAB Senamiesčio projektų architektė, atstovauju statytoją. Šiandien pravesiu viešąjį susirinkimą. Susirinkime dalyvavo projekto vadovė Irma Krasnickienė ir Paulius Dambrauskas. Projektiniai pasiūlymai viešinami nuo 2024 metų rugsėjo 18 dienos savivaldybės puslapyje. Taip pat ties Aušros vartų 18 patekimų į sklypą ant Bromos vartų buvo eksponuojamas stendas, išsiųsti registruoti laiškai kaimynams. Stendas buvo eksponuojamas su skelbime nurodoma informacija, situacijos schema ir vizualizacija. Noriu paminėti, kad iki susirinkimo pradžios pastabų pageidavimų viešinimo skelbime nurodytis elektroniniu paštu ir projektavimo įmonės adresu nebuvo gauta. Irma, ar gali patvirtinti? Taip, nebuvo gauta. Gerai. Tai kol kas yra tik tais 3 žmonės prisijungę. Pradžioj siūlau skirti susirinkimą. Dar tik tai galima paminėti, kad pakartotinis viešinimas vyksta. Taip. Pradžioj siūlau skirti susirinkimo pirmininkę mane. Jeigu niekas neprieštarauja, ir skirti susirinkimo sekretorę projekto vadovę Irmą Krasnickienę. Taip. Taigi, pradedam dviejų butų gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Aušros vartų gatvė 18 Vilniuje rekonstravimo projektinių pasiūlymų pristatymą. Noriu paminėti, kad nagrinėjamas daugiabutis namas yra neypatingas statinys, esantis kultūros paveldo teritorijoje, ir pagalbinio ūkio statinys antros kategorijos nesudėtingas statinys. Abu yra Vilniaus senamiestyje, Vilniaus seno miesto ir priemiesčio archeologinėje vietovėje ir namų komplekso, kurio unikalus numeris 45955 teritorijoje. Ir pastatai yra kiemo vidinėje dalyje, gan atitraukti nuo gatvės. Ir tai gali Irma pradėti. Plačiau tada aš, taip. Gal tada iš karto aš pasidalinsiu projektinių pasiūlymų medžiagą. Tai. Ar matoma? Taip, viskas matoma. Tai projekto pavadinimas jau minėjau, bet dar kartą pakartosiu, tai dviejų butų gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Aušros vartų gatvė 18 Vilniuje rekonstravimo projektas. Statinio statybos rūšis, rekonstravimas, statinių kategorijos neypatingas statinys ir antros grupės nesudėtingas statinys. Projektavimo pagrindas yra užsakovo pateikta projektavimo užduotis perplanuoti esamus butus ir įrengti negyvenamą pastogę, prijungti prie esamų butų. Ūkinio pastato paskirtis išlaikyti tą pačią. Pastatai sklyp. Tuoj aš tada gal pasidalinsiu, kad matytųsi gretimybės. Pastatai sklypo Aušros vartų gatvė 18 rytinėje pusėje ribojasi su sklypu Aušros vartų gatvė 16 korpusu, Aušros vartų gatvė 16D ir su nesuformuotu sklypu pastatu Aušros vartų gatvė 16C. Įvažiavimas į sklypą iš Aušros vartų gatvė, tai vienintelis įvažiavimas.
į sklypo teritoriją. Iš Aušros vartų gatvės. Taip. Pastatų esamas aukštingumas vienas aukštas su pastogė. Pastatų sienos mūrinės, stogo konstrukcija medinė gegninė, stogo danga, šiferis. Pastatai šiuo metu apleisti ir nenaudojami. Pastato vidaus apdaila, grindys vietomis medinės, vietomis plytelės, dalyje pastato yra lauko tualetai, grindys betonas, sienos vietomis tinkuota, vietomis plytelės, vietomis tapetai, lubos pakabinamos ir kai kur tinkuota. Taip, tai istorinių duomenų turim, kad kompleksas susiformavo 18 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pirmojoje pusėje, daug kartų rekonstruotas, dalis ūkinių pastatų dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo rekonstruoti į gyvenamą namą. Antrojo pasaulinio karo metu dalis valdoje buvusių namų stogų nudegė, po karo buvo rekonstruoti. Taip. Tai jau buvo paminėta, bet dar kartą pakartosiu, kad pastatai yra Vilniaus senamiestyje, taip pat yra Vilniaus senojo miesto ir priemiesčio archeologinėje vietovėje. Taip pat pastatai patenka į namų komplekso teritoriją. Patys pastatai, kuriuos planuojam rekonstruoti, nėra valstybės saugomi ar įtraukti į registrą, bet yra šio namų komplekso vertingoji savybė, tai yra pirmo ir antro ūkinio pastatų liekanos teritorijos šiaurės rytų ir rytinėje dalyje. Tai čia kalba eina apie pirmo aukšto kapitalinės sienas, fasadų šiek tiek, o stogas jau yra, nėra vertingoji savybė. Pastatas yra Vilniaus senamiesčio 78 kvartale. Vertingųjų savybių pobūdis komplekso yra archeologinis ir architektūrinis. Taip pat paminėsiu dar sykį komplekso vertingosios savybės, tai jau čia konkrečiau būtų taip vadinasi buvusių komplekso dalių statinių liekanos ar jų vietos, tai pirmo ir antro ūkinio pastatų liekanos teritorijos šiaurės rytinėje dalyje. Rekonstruoti išlikę pirmo aukšto mūro fragmentai su pleištinėmis ir segmentinėmis saromomis, langų ir durų angos, nišos ar jų liekanos, karnizų fragmentai fasaduose. Buvęs aukštis matomas pagal pėdsaką gretimos posesijos ugnesinėje rytinėje pusėje. Iš nuotraukų kalba eina apie, čia šitoje vietoje, ugnesinis matosi buvęs aukštesnis užstatymas. Taip pat yra vertingoji savybė kultūrinis sluoksnis, taip pat lauko akmenų grindinio fragmentai teritorijos pietvakarinėje dalyje. Pastatams yra atlikti architektūriniai tyrimai, kuriuose išskirti kaip ir 4 etapai. Tai XIX amžiaus pirma pusė,
XIX amžiaus antra pusė, XX amžiaus pirma pusė ir XX amžiaus antra pusė. Tai gal pasidalinsiu architektūrinių tyrimų planu. Tai labai trumpai šiek tiek apie tuos etapus, kad būtų aiškiau, kas pastate vertinga, o kas ne. Nes mums tai yra svarbu. Tai XIX amžiaus pirmoje pusėje buvo vieno aukšto mūrinis ūkinės paskirties pastatas, suformuotas tuo metu jau stovėjusios posesijos sienos. Čia yra posesijos siena ir šitoje vietoje anksčiau buvęs ūkinis pastatas. Šio laikotarpio mūro, buvusių durų ir vartų angų fragmentų fiksuota keliose vietose. Iš šių kelių angų fragmentiško išlikimo nėra galimybės rekonstruoti, kaip atrodė pirminio fasado visuma, kuriuose vietose ir kokio dydžio buvo kitos angos. Taip pat neišlikusi ir pirminė pastato vidinė struktūra. Tačiau buvo nustatytos pirminių durų ir langų vietos tarp ašių 2 ir 3. Tai čia dar išlikusi kapitalinė siena šitoje vietoje ir šitoje vietoje. Ašis 2, 3, 2, 3 ir 3. XIX amžiaus antroje pusėje šio laikotarpio pastatų planinė struktūra yra detaliai atvaizduota inventorinėme 1897 metų plane. XIX amžiaus pabaigos laikotarpio vidinis patalpų tinklas visumoje atitinka esamų patalpų struktūrą. Tai šiuo metu prie pietinio šoninio fasado pristatytas nedidelis mūrinis priestatukas, kalba eina apie šitą dalį, tarp ašių 5-6, iš lauko suformuojant dvivėres duris. Šitoje vietoje dvivėres duris. Taip pat šiuo laikotarpiu vyko esminiai namo perstatymai, suformuota esama sanmazgo patalpėlė su skliautuku, turima galvoj šitą vietą, toje vietoje yra tualetai. Performuota dauguma kiemo fasado durų ir langų angų. Iš šio perstatymo laikotarpio išlikusi pirmo aukšto karnizo juosta, vietomis smarkiai aptrupėjusi, ir kampinis piliastras pietinėje namo dalyje. Iš nuotraukų gal nelabai matosi, bet kalba eina apie piliastrą šitoj daly. Karnizas esamas ir piliastras čia šitoj vietoj. XX amžiaus pirmoje pusėje, iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos, šiuo laikotarpiu vyko nedidelės apimties pertvarkymai, pakeista pastato paskirtis, tuo metu buvo jau pakeista iš ūkinio į gyvenamąją, užmūrytos durų angos tarp patalpų, kai kurių patalpų įrengtas langas, įrengti langai, dvivėrės lauko duris, perparformuoti langai, daug visokių pakeitimų. 20 amžiaus antroje pusėje šiuo laikotarpiu vyko įvairių vidaus patalpų tinklo pakeitimų, patalpose 6, 7, 7-2 apmūrytos pastorintos posesinės sienos dalis. Tai čia šita visa linija ties Ugniasiene. Permūryti kaminai,
įrengtos sanmazgo patalpos, išgriautos skersinės sienos, tai trečia ir ketvirta ašis jau yra naujai suformuotos užmūryta patalpų anga vat va šitoj vietoje užmūryta. Pašalinus krosnį, šitoj vietoje buvus krosnis kampe ties ašim 5. Taip, panaikinta krosnis, padarytas praėjimas, sujungtos tarsi patalpos, nors šiuo metu jos yra po atskirais unikaliais numeriais. Ir pakeista stogo konstrukcija, buvusi žemesnė stogo dalis virš patalpos 7-4 šitoj daly buvo paaukštinta ir sujungta į vientisą vieno šlaito stogą. Turima galvoj, visa ta dalis pasidarė kaip vientisas kompleksas, čia matyti iš nuotraukų šiek tiek. Tai dabar truputėlį apie projektinius sprendinius. Čia rodau pirmo aukšto planą. Taigi, rengiamų projektų numatomas gyvenamojo namo ir ūkinio pastato rekonstravimas, keičiamas esamos pastogės aukštis nevertingoje pastato dalyje, kaip buvau minėjus, Antro pasaulinio karo metu sudegus dalį stogų, pastatai po karo rekonstruoti, todėl dabartinis stogų lygis nėra autentiškas ir yra nevertingas. Numatomas kraigo aukštis neviršija matomo kraigo pėdsako gretimos posesijos ugniasinės rytinėje pusėje, nes į projektuojam šitą kraigo lygis žymiai aukščiau, jeigu žiūrėt išklotinėje, mūsų stogas truputėlį žemiau. Šito projektu mes nesistengiam atkurti buvusio tūrio, nes tokių duomenų nėra, bet pagal senamiesčio reglamentą yra nurodyta, kad rekonstravimas galimas nevertingose dalyse. Tai keičiama dalies pastogės paskirtis, pastogė prijungiama prie pirmo aukšto patalpų. Pastato aukštingumas, aukštų skaičius nedidinamas ir lieka vienas aukštas su mansarda. Pastatų paskirtis nesikeičia ir lieka dvibutis gyvenamas namas ir ūkinis pastatas atskirai. Visi darbai numatomi sklypo ribose. Kraigo atrėmimui numatoma laikanti sienos konstrukciją savo sklypo ribose. Turim čia matyti mūsų ugniasinė yra už sklypo ribos, o atrėmimui projektuojam sieną ir remiam visas konstrukcijas, jau tik neliečiant ugniasenės ant savo suformuotos laikančios sienos. Tai matomas kapitalinių sienų išsaugojimas, visom pirmo aukšto kapitaliniams sienoms numatomi tvarkybos darbai, kadangi yra vertingoji savybė. Tai visur, kur baltos zonos yra vertingas mūras, viskas yra išsaugoma arba vietom pagal architektūrinius tyrimus kažkas ir atkuriama.
Pastogė projektuojama kaip atskiras tūris, numatant šiuolaikišką architektūros stilistiką, nesistengiama atkartoti senovės, kaip tik atskirti seną nuo naujo. Ir atsižvelgiant į savivaldybės dar truputėlį pastabas iš anksčiau, buvo sumažintas ir tūrinio stoglangių skaičius ir truputėlį sureaguota į pastabą dėl dinamikos pastate. Tai gyvenamai daliai projektuojame vienokio dydžio stoglangiai, ūkiniam pastate reaguojant į pirmo aukšto platesnę angą formuojamas šiek tiek ir tūrinis stoglangis platesnis. Dėl bendrai išplanavimo, tai lieka 2 butai, tačiau tiesiog keičiasi išplanavimas, dalinama į 2 dalis, pasidaro 2 butai per 2 aukštus. Tai pirmuose aukštuose standartiškai gyvenamos patalpos, virtuvė, sanmazgai, svetainė. Antram aukšte numatomos miegamosios patalpos, miegamieji. Ūkiniam pastate tiesiog informuojamas patekimas į pastogės dalį atskiras ir lieka ūkinė paskirtis. Tai dabar jei dar trumpai būtų apie tvarkybą, kuri numatoma bus atskirų tvarkybos projektų, tai bus rengiamas atskiras tvarkybos darbų projektas ir gaunamas atskiras leidimas. Tai čia bus pagrindinėme fasade restauruojamos visos angos, durų, langų angos, restauruojamas, remontuojamas esamas pastato karnizas, remontuojamas kampinis pilestras, apie kurį minėjau. Viduje restauruojama XIX amžiaus pabaigos durų anga su plyštinė sąrama, remontuojamas ir eksponuojamas esamos nišos su plyštinėmis sąramomis. Statybos darbų metu darbai būtų, jau kaip ir paminėjau, bet galiu dar sykį, tai kad pertvarkoma patalpų pastogė, pakeliant kraigo lygį, keičiama perdanga, numatomas naujų sienų ir pertvarų projektavimas, numatomas vėlyvos statybos prieangių perstatymas, taip pat numatomas nevertingų sienų ir pertvarų angos, tik tai tų, kurios yra nevertingos, vėlyvos. Ir stogo atrėmimui sklypo ribose pastato viduje ties esama ugniasienė numatoma dubliuojanti laikanti sienai, kuria bus remiamos stogo konstrukcijos. Esama ugniasienė neliečiama. Tai dar apibendrinant, kaip išsaugojami visi elementai, tai būtų, kad numatomas darbais pilnai išsaugomi komplekso vertingi elementai, tai yra pirmo aukšto mūro fragmentai su plyštinėmis ir segmentinėmis ramomis, langų ir durų angos, nišos, jų liekanos, karnizo fragmentai fasados ristinėje pusėje. Pilnai išsaugomas XVIII amžiaus pabaigos ugniasienė neliečiama, ardomas tik vėlyvas mūras ir pertvaros, naujai perstatomas stogas, nėra komplekso vertingoje savybė, numatomas kraigo aukštis neviršija buvusio užstatymo aukščio, buvęs aukštis matomas pagal esamą gretimos posesijos ugniasienę rytinėje pusėje.
Tai dar gal tiesiog trumpai apie projektinį pasiūlymo atitikimą projektinių pasiūlymų rengimo užduočiai. Dėl esamų želdynų, tai paminėsiu, kad sklype praktiškai kaip ir nėra tokio susiformavusio želdyno, nėra esamų medžių kažkokių tais nėra. Nagrinėjama žemės sklypo Aušros vartų gatvė 18 Vilniuje, priklausomas želdynų plotas yra apie 5 kvadratinius metrus, tai čia yra palei rekonstruojamą pastatą užveistas neprižiūrimas apžėlęs savaiminiais augalais žemės plotelis. Turima galvoj, nuotraukoje truputėlį. Tiesiog čia ties pastatu tokie kaip gazonai, kaip čia šiek tiek apželdinti. Tai esamas apželdinimas sklype yra nežymiai didinamas, kultūrinis sluoksnis yra saugomas, priklausomi želdiniai nemažinami. Šiuo metu sklype pagal rekonstruojamą pastatą yra neprižiūrimas apžėlimas savaiminiais augalai žemės plotas, kuris nežymiai gali būti didinamas iki 9 kvadratų. Čia dar techniniam projekte truputėlį tikslinsim, ko gero. Dėl parkavimo vietų skaičiavimo. Tai būtų situacijos sklypo plane pažymėtas esamas sklypų mašinų parkavimas. Šiuo metu yra parkuojame apie 8 automobilius. Pagal STR gatvės ir vietinės reikšmės keliai bendrieji reikalavimai gyvenamosios paskirties 2 butų pastatui, kurio naudingas plotas neviršija 140 kvadratų, priklauso 2 vietos parkavimo. Pastatui, kurio naudingas plotas didesnis kaip 140 kvadratų, 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam 50 kvadratų. Šiuo atveju naudingas plotas neviršija 140 kvadratų ir reikalingi 2 automobilių parkavimo vietos. Ūkiniui pastatui parkavimo vietos nereglamentuojamos. Pagal savivaldybės nustatytus parkavimo teritorijų taikomus koeficientus, senamiesčiui taikomas 0,25 koeficientas gali būti mažinama, tai poreikis sumažėja iki 0,5. Tai yra mums reikalinga 1 parkavimo vieta. Tai mūsų pažymėto parkavimo vieta galėtų būti palei pastatą. Dar paminėsiu, kad statytojas yra išsipirkęs žemės sklypą pastatui eksploatuoti. Tai ir būtų parkavimo vieta šalia esančio jo 2 butų pastato. Dėl esamų medžių, kaip jau minėjau, sklype esamų medžių nėra, tai todėl mes ir nepateikėm jokių fiksacijų medžių.
Taip pat punktas dėl architektūrinės išraiškos priemonės, medžiagiškumas, spalva, tūrio formos, proporcijos, mastelis. Pastatas, kaip minėjau, patenka į namų komplekso teritoriją. Patys pastatai nėra saugomi ar įtraukti į registrą, tai yra tiesiog vertingoji savybė. Vertingoji savybė pastatų liekanos išsaugomos. Pirmo aukšto sienos su išlikusiom angom, su plyšnėmis ramomis numatoma tvarkyba, remontas, restauravimas. Rengiamų projektų numatomas gyvenamo ir ūkinio pastato rekonstravimas, keičiamas esamas pastogės aukštis nevertingoje pastato dalyje. Čia jau buvau kaip ir minėjusi. Pastogės formavimui panaudojama šiuolaikiška architektūrinė išraiška, kad išskirti seno buvusio užstatymo detalės, tai yra pirmo aukšto plytų mūro sienos, ir nauja, tai yra pastogės dalis. Architektūrai naudojamos natūralios medžiagos, šviesiai pilka valcinė skarda, pastogės dalį, tinkas, atviras mūras, esamas saugomas pirmo aukšto dalį. Taip pat paminėsiu, kad projektiniai pasiūlymai suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kultūros paveldo apsaugos skyriumi. Taip pat punktas reikalavimai sklypo sutvarkymui ir apželdinimui. Labai svarbu paminėti, kad sklype yra istoriškai susiklostęs užstatymas. Projektiniai pasiūlymai nenumato esamo užstatymo didinimo, užstatymo kontūras nekeičiamas, keičiama tik pastato aukštis, pastogės dalis, numatant kraiko pakelimą nevertingose pastato dalyse. Saugoma susidariusi kiemo struktūra, saugomas kultūrinis sluoksnis, todėl sklypo sprendiniai nekeičiami ir išsaugomi tokie, kokie yra. Kompozicinė idėja nekeičiama, paliekama istoriškai susiklosčiusi kompozicinė idėja. Tai ačiū Irma už tokį išsamų pristatymą. Kaip matau, prisijungusių daugiau kaip ir nėra, tai klausimų nesulauksim. Nebent Paulius Dambrauskas turbūt kaip ir klausimų irgi neturi, taip. Ne, aš kaip užsakovas klausimų neturiu. Tai tada mes truputėlį luktersim, nes pagal reglamentą turi vykti valandą laiko susirinkimas. Palauksim, galbūt dar atsiras norinčių prisijungti. Ir kiek dabar yra 15:34. Tiesiog lukterkim. Lukterkim.
Tai primenu, kad vyksta projektinių pasiūlymų viešinimas, aptariami 2 butų gyvenamojo namo ir ūkinio pastato Aušros vartų gatvė 18 Vilniuje rekonstravimo projektiniai pasiūlymai. Viešinimo metu buvo pristatyti projektinių pasiūlymų sprendiniai. Viešinimas jau vyksta 56 minutės. Prie viešinimo prisijungia projektų vadovė Irma Krasnickienė, statytojas Paulius Dambrauskas ir architektė Renata Miniotaitė. Tai kol kas jokių klausimų, pastabų negavome. Tai jeigu neprisijungs per šitas kelias minutės, galime skelbti, kad viešinimas bus baigtas. Noriu paminėti, kad viešinimo susirinkimo metu taip pat negavome jokių pastabų ir klausimų, komentarų dėl projektinių pasiūlymų. Projektinius pasiūlymus projekto vadovė Irma Krasnickienė aptarė ir paviešino jų sprendinius. Per viešinimo procedūrą, kuri tęsiasi valandą, jokių kitų žmonių apart statytojo ir architektus neprisijungė. Siūlau šių projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrą baigti. Ačiū visiems dalyviams, ačiū Irmai už pristatymą. Ačiū, kad Paulius Dambrauskas irgi prisijungė. Su projektiniais pasiūlymais dar bus galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje. Skyriuje plėtra, poskyriuje numatomų statinių projektavimo viešumas. Dar kartą ačiū visiems. Viso geriausio ir susitikimo baigėme. Ačiū, Renata, už pravestą susitikimą ir Irma už gražų pristatymą. Ačiū. Viso. Visą. Taip, dabar tiesiog. Ai, end. Wow.